Didžiosios Britanijos sostinė Londonas. Specialusis reporteris Skersas praneša. Mielieji ponai ir ponios, aš suradau čia gyvenančią Nidą iš Kupiškio rajono. Ji per pusantro mėnesio bendravimo internetu įsimylėjo į beprotiškos išvaizdos jaunuolį iš Jungtinių Arabų Emiratų. Šan atrodo štai taip. O mūsų didvyrė Nida, paviliojusi į Šan 9 nuosavus namus, atrodo geriau. Norėčiau kreiptis į Lietuvos tautiečius, brangius žmonės, kurie gyvena, kaip sakot, katalikai. Yra viena labai gera daina. Ponas Ryti Cicinai, mėgstu jūsų dainą. Pažiūrėk, koks vyras aš, koks Stambulo ponas, sublokuota krūtinė, tikras musulmonas. Atsiprašau, norėjau pasakyti tikras katalikas, bet kadangi aš Londone gyvenu ir turiu vyrą nuostabų, puikų tiesiog, šiandien penktadienis. Kelinta valanda ir nežinau kiek valandų, nes ant tokio laikrodžio nepažįstu, atsiprašant, bet jisai išėjo melstis. Taigi, priaugu šiek tiek svorio Londone, kadangi mėgstu iš natūralių žaliavų pagamintus daug produktus. Taigi, visai skanu. Norėčiau kreiptis į Lietuvos merginas. Nevedusius, netekėjusius, atsiprašau už netvarkingą kalbą, nes Lietuvoje per lietuvių pamokas dažniausiai susirašinėdavau lapeliais. Rašteliais. Taigi, norėčiau pasakyti, turiu keletą vaikinų, musulmonų ir indų, ieško moters. Taigi, našlės taip pat. Nemiegokit, nenašliaukit. Ačiū. Tiek merginų iš Kupiškio traukia į Londoną. Čia yra Šanas, jos ieško Šano. Tiek merginų iš Kupiškio dar neteko matyti niekada. Ir Nida jau laimingiausia yra iš visų. Ji turi Šaną. Nei šitą, nei tą neturi. Šitas vaikinas irgi dėl Šano. Visi jie dėl Šano. Šanai, tu nerealus.